Kaip aš tiesą, vaikinai, matau, kaip, reiškia, tas 7-7 leidžia trumpus reelsus su jumis, jūs ten kažkokią mintį pasakot, ir įdomi mintis, ir man labai įdomu paskaityti komentarus po to. Tai, maždaug pusė būna, kad čia šitie Putino, reiškia, kur čiumpa, reiškia, Putinai. Tai galvoju, blema, kaip paprasta Lietuvoje. Aišku, ten tie komentatoriai, jie yra anoniminiai, jie dažniausiai ten su 16 draugų, tokie. Bet kaip netingėti tą patį per tą patį brūžint. Ir aš dar pradžioje sakydavau, o jūs turite kažkokių duomenų ten apie Roberto, Viktoro, Ralvio kažkokius ryšius ar Gintaro su Rusija. Jiems to nereikia. Jie tą užmeta ir viskas. Tai Lietuvos antiek primityvėjo ta visokia užsienio diplomatija, tai neegzistuoja. Nuvažiuoti šnektelt kažką tai ten Europos, tam Briuselyje, kad reikia paspausti Orbaną. Čia yra ne diplomatija, čia yra silpnapročio lygio kažkokie paistalai. Ir tai yra pateikiama kaip diplomatija, užsienio reikalų politika. Ir kad Lietuvai reikėtų verkiant kiekvieną tą euruką taupyti. Taigi viskas, Kontinentalis jau išvažiuoja iš Kauno. Dabar kitaip, auto kažkokia kitokia ten vadinasi. Tai viena, tai ir iš to 5 yra investicijų ten. Philip Morrisas, Kraft Foodas, tas Kontinentalis, tokios plyno lauko, tokios didžiausios investicijos. Ką tai reiškia? Tai labai blogas signalas. Taigi jau tie centrai duomenų, kur ten anksčiau tūkstančiais, koks Bookingo buvo, pavyzdžiui, filialas Vilniui, 600 ten su kapeikom, dar man atrodo, gal 700 ten žmonių dirbo. Staigiai laptopą terkšt uždaro ir į Indiją, nes ten mažesnės sąnaudos. Tai čia yra vienas dalykas, čia yra labai plastiškas ekonomikos segmentas. Bet toks Kontinentalis, 190 milijonus investavęs į gamybinės patalpas ir taip staiga pliaukšt ir išeina. Tai čia reikia mušt visais skambučiais. Ir man atrodo, kad čia yra sprigtas būtent Kinijos Lietuvos valdžiai, nes dėl Taivano, kad niekaip neapsisprendžia. Ir čia gali būti, kad jų įtaka. Aš įtariu tokią įvykių grandinę. Ir dabar ramiai į tai žiūrėt, jau turėjo būti Vokietijoje ir mūsų puikusis prezidentas ir premjerė ir aiškintis su ten Kontinentalio savininkais, kodėl jie tai padarė ir kažkaip jiems pabučiuot ranką, kad jie neišeitų, nes dar yra nevėlu, dar tie žmonės kol kas dirba. Aišku, ten visokių niuansų yra, aš ten žinau, kad su algų mokėjimu ten problematiška buvo, kad daug buvo trečiojo pasaulio ten tų darbuotojų priimta, kad sumažinti savikainą, bet nevert heles, kaip sako argentiniečiai. Ir dabar, gerai viskas, jau čia įsisiautėjau, jau paskui vėl Alvio gerbėjai čia duos man kritikos. Tai aš, kadangi tu paminėjai, sureaguosiu. Kas čia paskelbė, turbūt Valstybės saugumo departamentas sako, kad būkit atidus, šnipų gali būti ir tarp jūsų draugų. Draugų ir artimųjų. Rusijos šnipų. Tu, Vytautai, stebėsi, kad tie komentatoriai, kurie ten 16 ar 6 draugus turi, ir aišku, be jokių tenai vaizdinių, be nuotraukų, kad jie tokius komentarus rašo. Tai jeigu valstybės yra tokia politika, jinai tą atvirai nuolat deklaruoja, kad aplinkui yra šnipai, kad tarp jūsų yra draugų šnipų, tai ir tada pradeda giminės vienas į kitą žiūrėti, draugai vienas į kitą žiūrėti. Ir pradeda galvoti, tai čia turbūt tas ir yra, greičiausiai, jeigu jisai taip kalba. Kremliui naudingais naratyvais. Kodėl? Tai man nei šilta, nei šalta, kam tas naratyvas yra naudingas. Jeigu aš galvoju taip, jeigu aš esu įsitikinęs taip, aš sakau taip, kaip aš esu įsitikinęs, tai ar jis naudingas Kremliui, aš nekalbėsiu to, kas yra naudinga Lietuvai, jeigu tai mano prieštarauja įsitikinimams, galų gale, jeigu tai yra melas. Tai nieko nuostabaus, kad komentatoriai komentuoja taip. Taip. O dabar Vytautas čia palėtė savo pasisakymę daug labai skirtingų temų. Dėl užsienio politikos. Ar ne? Vėgėlė, Jankūnas ir kas dar, Gražulis. Tai kalbama, jau nebe pirmą kartą yra kalbama apie tai, kad ir tas pats Žemaitaitis, kai buvo susitikęs su vengrų užsienio reikalų ministru, pavardės neištarsiu, net nebandysiu.
Tai apie ką kalbama? Kalbama apie tai, kad tai yra vykdomos skirtingos užsienio politikos. Tai ką jau, mes čia kiekvienas dabar politikas turės savo atskirą užsienio politiką. Man tai keistai skamba tas pasakymas. Ką reiškia skirtinga atskira užsienio politika? Aš tiesiog turiu kitokį požiūrį į užsienio politiką, jeigu aš būčiau politikas. Ir kodėl aš turiu kalbėti arba galvoti taip, kaip reiškia, tai ką dabar išeina tik tai prezidentas, kuris pagal konstituciją kartu su vyriausybė formuoja užsienio politiką, tik jie gali turėti savo nuomonę apie tai, kokia galėtų būti Lietuvos užsienio politika. Ir jeigu prezidentas su vyriausybė, kurie pagal konstituciją formuoja užsienio politiką, sako, kad mes dabar mylėsime štai šituos ir nemylėsime štai šitų, tai aš taip ir turiu elgtis, taip išeina. Būdamas politiku, tai yra absurdas. Tai kaip politikas gali turėti skirtingą nuomonę ekonomikos politikos klausimais, bet kokios kitos socialinės politikos klausimais, taip ir užsienio politikos klausimais. Politikas gali turėti kitokią nuomonę ir susitikti su kuo jisai pageidauja. Čia savaime suprantami dalykai, nereikia tokių dalykų ir aiškinti. Bet aš kitą dalyką noriu pasakyti, reikia pasidžiaugti dėl to, kad štai Jungtinių valstijų pasiuntinys Baltarusijai sėkmingai susiderėjo su Lukašenka, su autoritariniu vadovu Baltarusijos, kaip aš sakiau, ką reiškia autoritarinis. Tai turintis autoritetą. Vadovas turintis autoritetą. Jis yra autoritarinis. Gaila, mes neturime autoritarinio nei vieno vadovo, pradedant nuo viršaus einant žemyn tą piramidę. Tai susiderėjo ir kas bus dabar? Į Lietuvą atvažiuoja dar viena porcija politinių kalinių. Tai mes turėsim dar daug naujų Cikanauskių čia Lietuvoje. Tai yra gera žinia Lietuvai. Ir vieną augintinę išlydėję į kaimyninę Lenkiją, mes dabar galėsim pasiimti galbūt kažkokį dar kitą Cikanauskį ar Cikanauskąją ir užsiauginti savo naują čia opozicijos lyderį, galbūt net naują Baltarusijos prezidentą ir čia galėsim jį perėti šitam inkubatoriui. O tai, kad išsikrausto, reiškia, Kontinentalis ar ten automobilio ir plynas laukas lieka, Viktorai, irgi yra gerai. Taigi yra plynas laukas, jeigu lieka, ką čia mes tam plynam laukia padarysim? Dar vieną šaudyklą, gal poligoną, gal šaudyklą, priklausomai nuo to, kiek... Sviedinių fabriką dar vieną, nes trūksta sviedinių. Taip, kažkas labai džiaugiasi, kad ateina Jungtinių valstijų kažkokia didžiulė korporacija į Lietuvą, čia sukurs aibę darbo vietų. Lockheedas, taip, tai yra Lockheed Martin. Lockheed. Tai turbūt kažkokius ten varštelius F-16 ten, ar nežinau kokius nors, mes čia lituosim ar kažką darysim. Ir gali būti taip, kad sutars Doncė su Lukašenka dėl kalio trąšų eksporto, nes kalio trąšos tai yra vienas iš tokių, beveik vandens svarbos žemės ūkiui elementų ir per Lietuvą lieps vežti. Ir būtų labai tokia likimo ironija. Ir visai realu, kad taip gali būti. Tai jeigu sankcijas nuėmė, Vytautai, taip, sankcijas nuėmė. Jo, ką tik, aš prieš laidą ką tik žiūrėjau spaudos konferenciją, padarė didelį įspūdį iš tikrųjų, palyginus mūsų, tas eitės visas žurnalistas ir kokios buvo žurnalistas, kurios uždavinėjo klausimus būtent šitam Džonui Kolui, Trumpo atstovui Baltarusijai. Tai miela malonu žiūrėti, gražiai pasitempusios, mandagios, labai išsamus klausimai ir jisai viską tvarkingai pasakė, kad nuimas sankcijos vyriausybei Baltarusijos, pagrindiniam bankam ir kalio trąšoms. Bet nebereikalo taip greitai viskas buvo čia sutvarkyti visi reikalai. Reikia suprasti, kad Kataras, vienas iš didžiausių pasaulio dujų gamintojų, ten irgi belekiek trąšų yra uždarytų Hormuzo sąsiauryje. Tai kiniečiai sustabdė irgi trąšų eksportą. Tai čia vyksta daugybė dalykų. Čia ne vien nafta ir dujos pasaulio, bet ir trąšos ir kiti komponentai. Pavyzdžiui, toksai helis. Ar žinojot, kad helis yra vienas iš labai svarbių komponentų visoms tom čipams ir mikroschemom?
o didžiausias gamintojas to helio 33%, tai yra trečdalį pasaulio helio pagamino tas pats Kataras, kuris irgi negali išvažiuoti dabar per Hormuzą. Yra didžiulė problema su visais tais data centrais ir gamyklom čipų. Tai čia vyksta toksai labai didžiulis žaidimas ir taip, čia buvo labai toksai spyris visiems į gerą vietą, kur Gražulis, Jankūnas ir Vėgėlė susitiko būtent su tuo žmogum, kuris po kelių valandų po susitikimo nuvažiuoja į Baltarusiją ir paskelbė viską, sankcijos paimtos. Tai kaip mūsų visi tie Mickey Mouse'ai, visi kėdo politikai ir visos Ruginienės turi jaustis dabar, grinai jas nurengia vidury baltos dienos. Tai smagu stebėti iš tikrųjų šitą cirką vykstantį, kaip dabar visi pasistumdymai vyksta. Su to pačiu Orbanu. Dabar Orbanas irgi 12 dieną balandžio yra rinkimai Vengrijoje, tai važiuoja irgi delegacija dabar iš Amerikos palaikyti Orbaną prieš visą Govadą susivienijusią, kad ją nuversti. Tai čia tiek visko vyksta, pasau tik spėja gaudyti. Bet... Matai, atsiprašau. Gerai. Vis matai, Viktorai, tu bandai, žinai, įeiti tokią tarp galaktinę erdvę. Aš viską bandau gražinti į Kulautuvą. Supranti, ką noriu pasakyti, kad labai paprasta yra valdyti tokią šalį kaip Lietuva, dabar, kuri yra suformuota tokia, branduolys tokių, piktų, kerštingų vidutinybių. Ir aš manau, kad branduolys tai yra kaip Elono Musko buvo, taip, X parašyta apie tą Pakso vertėjų visas sąrašas su visa sąmata. Tai tas Pakso vertėjų, tas branduolys, jis iš esmės toksai apaugęs tais tokiais politikėliais, jie išsirenka tos politikėlius kokius nori. Ir supranti, tai yra grįsta fanatizmu. Šalį valdyti, kur politika grįsta fanatizmu, yra labai paprasta. Nes tokių žmonių, kurie yra fanatikai, tai yra labai nelaimingi žmonės.